Sveiki draugai, šiandien noriu jums parodyti, kaip mes naudojamės vieną įdomių matavimo prietaisų, vadinasi Meidži. Angliškas čia produktas, nu bent aš iš kompanijos, iš Anglijos atsivežiau jį. Tai noriu jums parodyti visus šio daikto privalumus ir kaip mes matuojamės visus, kaip vykdom matavimus su juo. Tai va, tai iš karto imam pradinį tašką. Imam pradinį tašką ir einam. Ir mum iš karto piešia tokį brėžinuką ekrane. Prietaisas. Aišku, šitas prietaisas nesertifikuotas, bet jisai rodo puikiai su labai maža paklaida. Paklaida, vienu žodžiu, kažkur tai apie 1%. Aš sakyčiau, tai čia ne apie nieką visiškai. Ir mes iš karto pasidarom brėžinį. Galim nusiųsti klientui, galim nusiųsti užsakovui. Tame brėžinėje yra visi perimetrai ir plotai. Ir dar vienas nuostabus dalykas šitame prietaise yra tai, kad mes turim iškart ir aukščių, žinokit. Mes turim ir aukščius. Tai yra tobulas dalykas. Labai taupo laiką. Ypač svarbu, kai, pavyzdžiui, užsiemam kažkokiam vejom, kur neaišku, tie sklypai apvalus, pusapvaliai, kiaušinio formos, visokio, žinai, ir sunku labai paskaičiuoti. Tai rodo viską tobulai, rodo viską puikiai. Iš karto matot, plotai aiškus. Tai va. Tai įsivaizduokit, kiek man laiko atimtų va šito plotelio skaičiavimas su ratukais. Čia man viskas sumeta, viskas tiksliai, viskas gražu. Ir po to parodysiu, kaip viskas atrodo. Žinokit, tobulas prietaisas. Visiems rekomenduoju įsigyti jį. Kas užsiema tokiais darbais, asfaltais visokiais, dangom, vejom, apželdinimais. Nu ir viskas. Ir ką mes turim? Mes turim 0,4 paklaidą. Tobula paklaida. Tobula paklaida. Dabar užsaugom visą šitą reikalą failiukę, parašom pavadinimą, antra aikštelė, antras bandymas. Tai va, tai tiek tai kol kas. Na ką, dabar pasianalizuosim, kokį failiuką sudarė po mūsų matavimo tas programėlė Mosurės. Atsidarom, ne, tarkim, čia atidaryta, tai va dabar don't save, ne. Va dabar, tarkim, matot, Kaminkelio gatvė, čia būtent tas mūsų namas. Atsidarom, va ir mūsų 3 pamatuoti plotai, tarkim, ne, viršutinis plotas. Gaunasi 116 kvadratinių metrų, 56 metrai perimetras. Ir dabar žiūrėkit, stebuklas, pamt, matot koks daikčiukas fainas. Pas mus gaunasi aukščių schema, nuolydžių schema. Labai fainas dalykas. Tarkim, mes va taip galim pasidaryti iš karto. Mums iš karto visus
perkritimus rodo. Čia, kas liečia, tarkim, dėl savęs, ar mes, tarkim, darom teisingai, ar darom teisingus nuolydžius, čia labai tobulas dalykas. Dabar dar vienas dalykas, žiūrėkit, piemt, ekskavatoriukas, ne? Opa. Ir mes turim schemą gylio, ne? Ar aukščio, nu nesvarbu, ten gylis, aukštis. Ir va dabar, tarkim, žiūrėkit, jeigu mes norim nusikasti, ne? Pas mus grubiai 40 kubinių metrų grunto reikia išvežti per visą plotą, ta prasme iškasti reikės. Tai jeigu darai samatą, tai tobulas dalykas, kad primesti pinigus, kokie pinigai. Ne, tai va, dabar, kas čia pas mus išėjo, ne, atgal. Va, ne. O dabar, jeigu mums išlygintų užpilt visą šitą dalyką, ne, tai mums reikia 56 kubinių metrų grunto, kad užpilti, išsilyginti. Nu, tarkim, pagal tokį lygį visą šitą dobį išsipilti. Žinokit, nuostabus prietaisas, aš sužavėtas, žinokit, visiems rekomenduoju, kas užsiema tokiais darbais, žinokit, taupo kalną laiko, visokius formos apvalios, tiesius, kreivos, trikampiniai, su skaičiuojamygam. Taip pat plotai ypač labai gerai, kas užsiema visokiais kelio remonto darbais, asfaltai, lopai, visokie, viskas tobulai skaičiuojama. Tai va, rekomenduoju tikrai visiems.